Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šios dienos tema – saugumo įnašas nuo 2026 metų sausio 1 dienos. 2025 metais birželio 17 dieną buvo priimtas Lietuvos Respublikos saugumo įnašo įstatymas, numeris romėniškas skaitmuo 15-283. Toliau trumpinsiu SII, kurio nuostatos įsigaliojo 2026 metų sausio 1 dieną. Saugumo įnašas Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo, toliau trumpinsiu DI, 3 straipsnio 1 dalyje nurodytiems draudikams nustatyta piniginė prievolė valstybei, valstybės gynybos fondo finansavimo tikslais. Saugumo įnašo objektas draudimo įmokos pagal negyvybės draudimo sutartis, jeigu Lietuva yra valstybė, kurioje yra draudimo rizika. Saugumo įnašo bazei taikomas 10% tarifas. Lietuva laikoma valstybė, kurioje yra draudimo rizika, jeigu joje yra turtas, kai draudimo sutartis sudaroma dėl pastatų, statinių patalpų ar pastatų, statinių patalpų ir juose esančio turto, jeigu šis turtas draudžiamas ta pačia draudimo sutartimi. Lietuva laikoma valstybė, kurioje yra draudimo rizika, jeigu joje yra registruota bet kurios rūšies transporto priemonė, dėl kurios sudaryta draudimo sutartis. Teikiant transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugas pagal SII 3 straipsnio 2 punktą, Lietuva laikoma valstybė, kurioje yra draudimo rizika. Taip pat ir tais atvejais, kai transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis sudaroma dėl į Lietuvą įvežamos transporto priemonės, kurios įprastinė buvimo vieta yra kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, jeigu per 30 dienų nuo transporto priemonės pristatymo pirkėjas patvirtina, kad transporto priemonė pristatyta. Lietuva taip pat laikoma valstybė, kurioje yra draudimo rizika, jeigu joje draudėjas neilgesniam kaip 4 mėnesių terminui sudarė draudimo sutartį dėl kelionės į užsienį ar atostogų užsienyje draudimo rizikų, nesvarbu, kuriai draudimo grupiai priklausytų šios draudimo rizikos. Lietuva laikoma valstybė, kurioje yra draudimo rizika visais kitais aukščiau nenurodytais atvejais, jeigu Lietuvoje yra draudėjo nuolatinė gyvenamoji vieta arba draudėjo juridinio asmens filialo ar atstovybės buveinė. SII taikomas nuo 2026 metų sausio 1 dienos, sudarytoms negyvybės draudimo sutartims, taip pat tokioms sutartims, kurios buvo sudarytos iki 2025 metų gruodžio 31 dienos ir nuo 2026 metų sausio 1 dienos buvo pratęstos ir ar pakeistos. Saugumo įnašo mokėjimo prievolė numatyta DI 3 straipsnio 1 dalyje nurodytiems draudikams. Tai yra visiems Lietuvoje veikiantiems draudikams, Lietuvos draudimo įmonėms, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo įmonėms, įgyvendinančioms įsisteigimo teisę ir ar teisę teikti paslaugas Lietuvoje. Lietuvoje įsteigtų trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialams. Pasaulio prekybos organizacijos narių, kurios yra trečiosios valstybės, draudimo įmonėms neįsteigusioms filialo, tačiau galinčioms vykdyti tik laivų ir skraidymo aparatų su jų valdymu susijusios civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo bei laivais, jūrų ir vidaus vandenų ir skraidymo aparatais vežamų krovinių savanoriškojo draudimo veiklą. Saugumo įnašo mokėjimo laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. Saugumo įnašo deklaracijos pateikimo ir saugumo įnašo sumokėjimo terminas pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Pirma deklaracija turės būti pateikta ir saugumo įnašas sumokėtas iki 2026 metų balandžio 15 dienos. SII taikymo pavyzdys. Klausimas, kaip saugumo įnašo apmokestinamos grupinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis? Atsakymas, kai transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu
draudžiamas transporto priemonės, kurios bus naudojamos ūkiniai veiklai vykdyti, jos saugumo įnašų apmokestinamos, tačiau transporto priemonės, kurios bus naudojamos asmeniniams poreikiams tenkinti, saugumo įnašų neapmokestinamos. SII 8 straipsnio 1 dalis. Siekiant tinkamai taikyti šias nuostatas, transporto priemonės naudojamos ūkiniai veiklai vykdyti ir asmeniniams poreikiams tenkinti, reikia drausti atskiromis sutartimis. Draudikai atleidžiami nuo saugumo įnašo mokėjimo už tas draudimo įmokas, kurios gaunamos pagal su fiziniais asmenimis, draudėjais, sudarytas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, kai tokios sutartys sudaromos dėl transporto priemonių, kurios nebus naudojamos nei ūkiniai veiklai vykdyti, nei bus perduotos juridiniams asmenims naudotis panaudos ar kitais teisėtais pagrindais. Gaunamos pagal negyvybės draudimo sutartis, kai draudimo objektas yra turtiniai interesai susiję su pasėliais ir ar augalais, ūkinių gyvūnų sveikata. Informacija apie saugumo įnašą nuo 2026 metų ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti adresu www.vmi.lt žemiau mokesčių pakeitimai nuo 2025 metų ir 2026 metų, dar žemiau 2026 metais ir saugumo įnašas nuo 2026 metų. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.